nuspręsta įgyvendinti senąjį Napoleono norą – perkelti Vilniaus Šventosios Onos bažnyčią į Paryžių. Tuo metu sostinėje dar vienas pokytis. Žaliasis tiltas nuo šiol bus oranžinis. Ant tilto taip pat jau pastatytos dvi naujos, visuomeniai gerai atpažįstamų personažų skulptūros. Panevėžyje atidarytas pirmasis Lietuvoje nieko neveikimo centras. Prie įėjimo driekiasi ilgos eilės. Jūra uždaryta remontui, o prieiga prie pakrantės apribota. Įkurtas specialus rezervatas, lankytojai kviečiami susipažinti ir saugaus atstumo. Vienam iš Seimo narių pametus 2 eurus, upė buvo laikinai nusausinta paieškos darbams. Sustabdytos stadiono statybos. Teritorija bus panaudota praktiškiau. Čia planuojama bulvių plantacija. Prezidentūra taip pat stiprina saugumą. Pristatyta nauja moderni apsaugos sistema. Įranga šiuo metu dar testuojama. O Vilniaus katedros varpinėje gyventojų teigimu pradėjo skambėti elektroninė muzika. Jaunimo besibūriuojančio aplink bokštą skaičius kas valandą auga. Institucijos situacijos kol kas nekomentuoja.